apie orgasminę meditaciją. Galvoju, net ir tokių būna. Būna užsiėmimas, apie 15 žmonių. Guli moteris, tarkim, nuogas, vyrai eina su kulačiukais, realiai kaip moters tą klitorių, stimuliuoja. Ir sveiki, noriu pristatyti savo viešnią, Eglė Šimkutė, meno ir sąmoningumo studijos įkūrėja, labai gražią ir nuostabią moterį, su kuria neseniai susipažinau, buvau tavo galerijos atidarymo renginyje, noriu dar kartą pasveikinti su juo. Ačiū. Pasakok, menas, meditacijos, iš kur tai? Tai menas lydėjo mane visą gyvenimą. Nuo mažumės labai mėgau piešti, bet tačiau gyvenimas įvyko. Baigiau kineziterapijos studijas, dirbau ligoniniai. Ligoniniai? Ką tu ligoniniai veikai? Aš buvau kineziterapeutė. Ir atėjo toksai metas, kai savo pasakiau, kad reikia eiti širdies keliu, o ne primestų kažkieno kito keliu. Ir atėjo karantinas, ištiko karantinas. Išėjau iš darbo. Labai įdomi istorija už tai, kad dalyvavau pas draugę tokioje kaip mugėje su savo paveikslais ir sekmadienio čia buvo popietė, aš šnekuosi su ir sakau, Deimantė, kaip aš norėčiau savo studijos, kur galėčiau tapyti, kur galėčiau tiesiog priimti žmonės, ne namuose kažkur, ne dar kažkur tais. Ir taip gavosi, kad atsikėliau pirmadienį, pasižiūrėjau kelias patalpas, su ta pačia Deimantė įsėdau į mašiną, apžiūrėjom tas patalpas, mums pasirodė nelabai jos vertos daug dėmesio. Ir gavosi taip, kad kol aš vežiau paveikslą užsakymą pas klientą, jinai dar siekia pračekino visus aruodus, viską ir sako, radau vieną vietą, varom pažiūrėti, sakau, varom. Ir gavosi taip, kad aš pačią pirmąją savo studiją atsidariau lygiai per parą laiko. Draugai sulėkė visi, suvežė baldus, suvežė viską ir mes padarėm atidarymą, patį pirmąjį atidarymą. Ir kadangi pradėjom su draugu labai daug keliauti, po 2 metų ta studija užvėrė duris ir dabar truputėlį pristabdžiau savo keliones ir vėl atveriu duris iš tikrųjų žmonėms, ne tik pasižiūrėti paveikslus, ne tik užeiti kavos išgerti, bet tuo pačiu ir šiek tiek truputėlį galbūt pagilinti žinias apie save. Tai yra meditacijos, tai yra lila gyvenimo žaidimas, tai moterų ratai, kadangi moterim labai reikalingas palaikymas, viena kitos palaikymas labai stiprus. Okay. Tu kalbėjai apie, kad 2 metus turėjai savo studiją, užvėrė duris ir tu kelionėse ieškojai įkvėpimo? Gavai tą įkvėpimą? Gavau, tikrai gavau, kadangi kiekvienas sutiktas žmogus, kiekviena patirtis, kiekvienas vaizdas pamatytas, kitos kultūros, apskritai džiunglės, jūra, vandenynas ir taip toliau, neįsivaizduoju, kokio žmogaus negalėtų įkvėpti tai. Taip, nes aš tavo paveiksluose mačiau tokių ir raštų, iš budizmo gal šiek tiek elementų. Ir iš budizmo. Ir tokių, dėl to ir man iškart pagalvojau, kodėl tas, nes tu, kaip minėjai, daug keliauji ir to mene atsispindi tos tavo kelionės, tavo įspūdžiai, tavo visos patirtis. Ir tarp kitko, tavo paveikslas yra labai daug, ne tai, kad nuogumo, moteriškų formų, moteriškų figūrų. Kodėl? Man visą laiką atrodė labai estetiškas, labai dailus, labai gražus moters kūnas. Jame atrodo, kad visos dovanos kūrinijos, absoliučiai visos kūrinijos dovanos yra moteryje. Kaip ir gyvybės sukūrimas, kaip ir seksualumas, erotika. Aš jokiu būdu nesakau, kad vyras tos negali būti. Taip, tu iš savo moteriškos pusės nori dar parodyti moters grožį. Tai galima taip įsireikšti, ne? Ir tu man šiandien minėjai, buvo labai malonu išgirsti, kad tavo paveikslas net kabina miegamuosiuose. Taip, tai sukuria tokią tikriausiai erotiką šiek tiek. Galima sakyti erotiką, tai sukuria šilumos, kadangi šiaip iš esmės aš mėgstu labai ryškią paletę. Savo ryškus paveikslai. Mano ryškus paveikslai. Tačiau kitas siekia, tas ryškumas, jisai nėra rėžiantis akį. Ir, pavyzdžiui, smaragdinė spalva apskritai nėra raminanti. Viena mano mėgstamiausias spalvų, kaip ir žalia, raudona, rožinė, tokias, kaip jos ryškias, bet jos tokias gaivina. Mane jos gaivina. Gaivina, ramina.
Ir, pavyzdžiui, žalia apskritai, skaitoma širdies čakros spalva, kur miegamajame, kuo daugiau reikia. Kuo daugiau reikia miegamajame. Ir iš tiesų, tos moteriškos formos jos gali duoti šilumos atsiskleidimo, jos gali tokios ramybės priduoti, švelnumo galbūt, o galbūt kaip tik aistros įpūsti. Taip, nes kai norisi kartais, pavyzdžiui, įsivaizduoju partnerį, norisi kartais taip atsigulti, jausis ramybėj, o kartais norisi, kad jaudintų. Taip, turėjau iš tikrųjų klientų ir tokių, kurie savo miegamosiose pasikabino ir įdomesnius mano tapytus paveikslus, kur yra šiek tiek gal fetišistinės moteris, tokios nutapytos ir štom rankomis galbūt, daugiau nuogybių juose. Ir aš manau, tai yra labai puiku. Dėl ko mes ir dirbome kartu, Egle, nes aš pamačiau tavo darbas, jie mane sužavėjo, o aš kaip ir minėjau, noriu seksšopo, kurį aš turiu, noriu, kad jisai būtų ne tik tai apie produktus, ne tik tai kaip apie pasitenkinimą, bet jis kurtų mūsų namuose erotiką. Dėl to aš ir noriu dirbti su Lietuvos kūrėjais, kurie kuria labai gražius gaminius, kurie rodo savo meną tiek namuose, tiek tam tikrose vietose, užsiėmimuose, visur. Ir man ta erotika yra toksai kaip gyvenimo dalis. Ir man, pavyzdžiui, tie paveikslai, kur tu man, pavyzdžiui, parodai ir pasidalinsim, ką sukūrėme mes kartu ir ką jinai nutapė, gal šiek tiek daugiau įkvėpimo. Tikrai pasidalinsime gražiais kūriniais, bus viskas e-shope ir noriu pasakyti, kad esi labai drąsi, kurdama tokius paveikslus, išreikšdama tą tokią erotikos kruopelytę mene, rodydama tai ir aš manau, žmonės tai jaudina. Galbūt jaudina. Po teisybei niekada neklausiu savo klientų. Ar juos jaudina mano paveikslai? Man prašau atsiliepimus. Eglė Šimkutės klientai, labai lauksiu jūsų atsiliepimų. Bet aš manyčiau, kad kiekvienas paveikslas jisai priduoda kažkokio tais jaudulio, kažkokio tais emocijos, nes kitu atveju tai yra tiesiog piešinys. O paveikslas, meno kažkoks kūrinys, jisai turi duoti emociją, jisai turi stiprią emociją duoti, jisai tave paliesti turi. Vieniem galbūt per erotinę pusę, kitiem galbūt per švelnumą, kitiem per ramybę, kitiem per audringumą kažkokį, tai jis turi paliesti tą širdies natas. Gerai, mes kalbam apie meną, apie moteriškumą, žinai, apie tos visas formas. Tu minėjai, kad vedi meditacinius užsiėmimus. Taip, pas mane studijoje vyksta ir meditacijos, moterų ratai ir iš tiesų meditacija mums reikalinga nuraminti protą, kuris yra beprotiškai aktyvus, ypač šiais laikais, kai yra perteklinė informacija ir mes esame nuolatiniam strese, įtampoje ir tiesiog tai yra vienas iš įrankių, kuris mums gali padėti truputėlį susidoroti galbūt ir su emocijomis mūsų. O aš kaip tik, žinai, pasirašiau šiek tiek prieš podcastą, pasiskaičiau, žinai, ir tu meditacija labai apstu. Ir aš šiaip neužsiminėjau meditaciją ir man įdomu, kvėpavimo meditacijos, tantros, net buvo orgazminė meditacija. Ir aš galvoju, bet čia į mano pusę, į tą seksualumą, erotiką, intymius santykius. Kokius meditacinius užsiėmimus tu darai? Pas mane vyksta iš tikrųjų įvairios meditacijos. Vienos yra atsipalaiduoti, kitos yra įvesti galbūt į kažkokią tais būseną, pavyzdžiui, vidinio vaiko pamilimą, nuraminimą, tai gali būti moteriškumo skatinimas ir N dalykų įvairiausių. Paprastai mes įsikeliam tikslą su žmonėmis, kurie ateina. Individualiai su kiekvienu žmogumi įsikeli tikslą, ar yra grupelė žmonių? Kartais būna grupelės, bet paprastai aš mėgstu dirbti individualiai su žmonėmis, kadangi mes labai skirtingi ir labai fainai iš tikrųjų, kai sutampa vaibas, bet būna kitas ir... Okay. Gerai, aš esu tavo klientė, ir aš tokia situacija. Ir aš esu moteris ir, man gal šiek tiek stresas, natūralu, mes dirbam, mes bėgam, mūsų tampas labai didelis. Ir pavyzdžiui, ir aš sakyčiau, aš negaliu atsipalaiduoti, aš noriu gal šiek tiek to intimesnio gyvenimo, aštresnių pojūčių, man kaip ir viskas tinka, bet aš noriu įvesti save į dar gilesnį pojūtį. Kuo tu man galėtum padėti, kuo meditacija šiaip padeda žmonėm, kuo meditacija gali padėti intymiuose santykiuose? Aš manau, kad pirmoje vietoje mes gebame išlikti šioje akimirkoje, čia ir dabar.
Negalvoti, ypač kai moteris dažnai galvoja, kaip aš čia atrodau, galbūt kažkas tais negerai, kompleksai, kažkur tais čia kabo, galbūt čia kažkas nestangru ir taip toliau. Oi, mes tai pilnos kompleksų, gražios, bet visą laiką su kompleksais. Visą laiką su kompleksais, dėja, taip ir iš tikrųjų ir ne tik moteris, bet ir vyrai irgi pastebiu, kad turi nemažai jų ir Taip, iš vienos pusės tai net liūdna, galiu pasakyti, čia aišku, podcastas ne apie tai, bet ne apie kompleksus ir visą kitą, bet iš tikrųjų liūdna, kad žmonės taip nepasitikė savimi ir iš tikrųjų. Taip, ir nepasitikėjimas ir moterų ir vyrų labai daug atsirado ir tam pačiam intymiuose santykiuose, nes jie bijo išbandyti kažką naujo. Tarkim, žinai, aš kalbu, galiu pasakyti ir apie sekso žaislus, bet galiu pasakyti ir apie imitacijas, kas realiai gali padėti jam pajusti aštresnius požiūrius tiek tarpusavio ryšį, tiek intymiuose santykiuose ir tiek, tarkim, ir darbe. Tarkim, jeigu meditacija padeda nusiraminti, kaip tu minėjai, padeda šią minutę gyventi, bet iš tikrųjų, kaip yra sunku šią minutę gyventi. Mes turim savo priminti kiekvieną dieną tą daryti, kiekvieną akimirką mes turim priminti savo, ką mes veikiame. Ir viena iš praktikų, kurią aš pati taikau savo gyvenime, tai yra tiesiog pajusti, užuosti, klausytis, kas vyksta dabar, o negalvoti apie puodą verdantį, negalvoti, kas tenais už durų krebždena, kas tenais bus, kas rytoj, kokie planai ir taip toliau. Vėja protas, tiesiog vėja protas. Bet tai buityje labai protiškai sunku padaryti. Jeigu įmonės praktiko, ne taip ir sunku. Okay. Mokinamės, tiesiog mokinamės ir dirbame. O jeigu grįžtame dar prie temos, aš manyčiau, ne tik susitelkimas į šią akimirką, ne tik tas atsipalaidavimas, bet galų gale ir atsipalaidavimas, ir galbūt aštresnių pojūčių išjautimas. Išjautimas prisilietimo, užuodimas partnerio savo, galbūt ir tiesiog matymas jo, nes kitas reikia, kai patys jaučiamės nepilnavertiški, žiūrim kažkur į lubas, žiūrim kažkur į sieną, čia galvojam, kaip čia prisidengti, arba galbūt dar kažkas tais. O meditacija padeda iš tikrųjų truputėlį išlikti čia, kad man viskas gerai, aš esu saugi, aš esu su partneriu savo, kuris mane myli ir tiesiog man yra gera. Aš pasitikiu juo ir noriu pajusti tą malonumą. Ir šiandien kaip tik skaičiau straipsnį apie orgazminę meditaciją. Galvoju, net ir tokių būna orgazminių meditacijų. Aš suprantu, žinai, bandžiau įsivaizduoti tą vaizdą, kai būna užsiėmimas, apie 15 žmonių, guru, ir guli moteris, tarkim, nuogas, vyrai ateina su kulačiukais, ir realiai kaip moteris tą klitorių, žinai, stimuliuoja ir kad pajustų tą, žinai, ilgalaikį atsipalaidavimą, tą orgazmą ilgesnį ir panašiai. Aš galvoju, tai kiek dar tų praktikų yra? Kaip jas kur išbandyti? Nu, ta prasme, žmonės tikrai, man atrodo, visko prisigalvoja. Aš manau, kad jos yra ir geros ir net pačiai būtų galbūt įdomu kažkurią šaką pabandyti, bet kiek jų dar yra? Meditacijų yra įvairiausių. Pateisybių, aš pirmas iki iš tavęs ir išgirdau apie orgazminę meditaciją. Taip, Amerikoje populiaruoja, Europoje, pavyzdžiui, irgi ieškojau, kad kažkokius straipsnius nelabai radau, bet kažkodėl pakankamai konservatyvios smegenys man sako, kad abejoju, kad tai yra grupiniai užsiėmimai, bet maža ką. Buvo taip parašyta straipsnė, kad, kaip būna, tarkim, grupiniai ten susirenka, žinai, atsigula moteris, tarkim, vyrai su kalačiukais ateina ir ten turbūt liečia. Aš šiaip iš tikrųjų Lietuvoje, tai neįsivaizduoju, kaip tai, žinai, turėtų atrodyti ir kaip tai apie tai šnekėt, gal mes tikrai tokie mėgstantis pasmerkti. Aš asmeniškai tokių nevedu. Ne, aš noriu paminėti, kad, tikrai, žinai, tu domiesi apie seksą, apie intimumą, žinai, iš visų pusių, norisi net man sukurti tuos erotinius, intimius namus suaugusiems žmonėms, kurie supranta. Tai šitoje vietoje aš visą laiką siūlyčiau pasidomėti tantrinėm praktikom, davo praktikomis. Tai nėra apie sueitį, tai nėra galbūt apie patį lytinį aktą, o tai yra apie malonumų patyrimą. Tai yra apie užlaikymą visą tos aistros, to prisijaukinimo žmogaus kito, to švelnumo, to lydėjimo. Tai čia toksai, aš kaip suprantu, paprastam žmogui, kad tai yra ilgas procesas ir ilgas malonumo procesas. Kad,
kad dirbant su tuo, kad tu ilgiau jaustum malonumą, atsipalaidavimą, tą ryšį, tokį tvirtesnį, galima sakyti, ar ne? Ir pavyzdžiui, kaip tu sakai, tos, tarkim, terapijos ar meditacijos gali trukti, kad tu, tarkim, išlaikytum tą malonę būseną ilgesnį laiką. Aš iš tikrųjų gan įdomu, kiek tavo meditacijos, kiek, tarkim, laiko trunka meditacijos seansas? Kiekvieną kartą tai yra labai skirtinga, kadangi priklauso nuo meditacijos. Kartais užtrunkame valandą, kartais 2 valandas, priklausomai nuo praktikų, kurias atliekame, priklauso nuo žmonių nusiteikimo. Tai aš taip suprantu, kad visos tos meditacijos praktikos, nesvarbu, ar jos yra ramybės, pusmė kvėpavimo ar intymios, jos tikrai gan daug laiko atimančios praktikos. Tikrai turi tam skirti laiko. Žinai, gyvenime mes šiaip galime skirti viskam daug laiko, nes iš tikrųjų vis jo pakankamai turime, manyčiau. Tai esmė, kur mes prioritetus susidėliojame. Meditacija, ji gali būti ir 5 minučių meditacija. Nebūtina dabar sėdėsiu 3 valandas, o veja mintis, atsipalaiduoti negaliu. Ne, galima pradėti nuo paprasčiausių dalykų, nuo minutės, nuo 2. Tiesiog, kad suprasti, ką tai reiškia, kas yra ta meditacija. Tai nėra kažkoks tais pakilimas ar dar kažkas, tai yra savo minčių stebėjimas. Galbūt tai yra kvėpavimas, galbūt tai yra susitelkimas. Čia ir dabar. Meditacija apie viskas čia ir dabar, tą ramybę ir tos visus pojūčius. Tai žodžiu, mielieji, jeigu norit ramybės, atsipalaidavimo, tokio, aš net įsivaizduoju tokio, tiesiog išsivalymo, ar ne? Galima ir taip sakyti. Tai užsiminėkit meditaciją, rūpinkite savimi. O jeigu norit intymios meditacijos, yra ir kitokios praktikos. Meditacija, jeigu aš kalbu apie intymumą, tai suteikia pojūtį čia ir dabar mėgautis, atsipalaiduojant, pasitikint partneriu ir pajaučiant visus potyrius. Tikrai. Ir tai yra natūralu, kad čia turėtų būti viskas, žinai, taip, tikrai visas kūnas turėtų kitaip reaguoti, ne taip, kaip, žinai, kaip ten greitukai. Dar, žinai, šiek tiek gavau klausimėlių iš sekėjų, tai turiu klausimą tau. Ar erotiniai filmai, kurti 20 amžiaus 8-9 dešimtmetyje, galėtų būti laikomi klasikiniais filmais apie erotiką? Ar tai galėtų būti klasikiniais filmais? Nežinau, iš tikrųjų labai didelės nuomonės apie tai neturiu. Tačiau... Esi didelė filmų mėgėja? Aš esu labai didelė kinomanė. Tikrai labai daug laiko mėgstu praleisti, žiūrėdama filmus. Ir iš tiesų erotinių filmų irgi esu mačiusi, bet tarp erotinių filmų aš manyčiau, aš truputėlį galbūt nukreipsiu nuo klausimo, bet tarp erotinių filmų ir pornografijos, aš manyčiau, yra labai plona riba. Labai plona riba, nes yra toksai režisierius, bijau dabar nusikalbėti, bet režisierius Tinto Brass. Ir pavyzdžiui, tikrai jo yra erotikos labai gražios kūrimos, bet aš netgi kai kuriuos filmus prilyginčiau stipriai pornografijai. Tarkim, kaip vienas iš jo filmų Caligula. Aš asmeniškai jo iki galo taip ir nepažiūrėjau, nes jis toksai... Man jisai buvo per intensyvus. Man asmeniškai jisai buvo per intensyvus. Tai aš manyčiau tiesiog, ar tai senesniais laikais, ar dabartiniais laikais, manau, tą ribą išlaikyti tarp erotikos ir pornografijos yra labai plona tokia riba. O aš tai prisipažinsiu, tikrai nesu to amžiaus filmų mėgėja, ar šiaip nesu labai klasikos žiūrėtoja. Bet man, nežinau, aš pataikysiu laikotarpį, bet man to laikotarpio diva, Marilyn Monroe, tokia, jinai man tokia gundanti, visą laiką koketiška, tokia, žinai, labai seksuali moteris ir tikrai mes ir dabar apie ją kalbam ir žavimės. Tai jeigu jos filmai, nors esu ten mačius gal ten tik tai tokias iškarpas nuotraukas ir panašiai, tai man jinai yra seksuali ir erotiška. Tai jeigu toksai žaisminga erotika, tai taip, čia yra klasika mano nuomonė. Manyčiau, kad tikrai taip. Ir tarp kitko, vėl nukreipsiu nuo temos, yra labai puikus filmas sukurtas būtent apie Marilyn Monroe gyvenimą. Labai siūlau pasižiūrėti, nes jos gyvenimas buvo įspūdingas, greitas, trumpas, bet labai įspūdingas. Aš esu mačius filmą, taip, man labai patiko. Taip, šiaip man, kai buvo Kim Kardashian sudėjusios suknelę, kažkaip šonė man dabar tokia mintis,
buvo ar apdovanojimai, ar tiesiog buvo nuo filmo, ar jinai buvo pasiėmus jos senelė, kažką ten kažkaip pridarė. Tai reiškia, jinai buvo tikrai etalonas seksualumo, moteris. Tai rezumė tokia, kad kaip pažiūrėsi, ar mes jau kalbam grinai apie tą tokią erotiką su šiek tiek aistra ir porno, tokiais, žinai, prieskoniais, ar mes žiūrim į moterį, žiūrim į tą koketiškumą, erotiškumą, tokį lengvą, klasikinį. Tai ačiū už klausimą. Kiti klausimai gal nebuvo pritempti prie mano paskelbtos temos, nes buvo meditacija, erotika mene. Tai atsakėme tikiuosi jūsų klausimą iš savo požiūrio. Gal nepilnai, bet ir truputėlį galbūt ne į temą. Pasidalinam savo nuomonėmis. O grįžtant, žinai, prie tavo paveikslų. Aš visą laiką klausiu savo pašnekovų iš tam tikros srities, ar tarkim domisi, ar naudoja, kas daugiau skambinėja, kas daugiau konsultuojasi. Tai dėl tavo paveikslų, kas labiau tokį susižavėjimą, susidomėjimą duoda tavo menu, ar vyrai, ar moteris? Galėčiau pasakyti, tiek vyrai, tiek moteris labai panašiai. Tikrai įvairaus amžiaus, nuo 90-mečių iki vyresnių žmonių. O pavyzdžiui, kai tu, pas tave labai toksai platus spektras, žinai, nuo tokio gaivumo iki erotikos. O kurie paveikslai tokį iš karto duoda įspūdį klientams, kurie pamato ir, va, žinai, aš žinau, čia gaivu, gėlės, moteris ir tokia erotikos prieskonė. Jie sulaukia tikrai daug tokio susidomėjimo. Visi erotiniai paveikslai labai greitai būna nuperkami. Labai greitai būna nuperkami. Aš jau tikrai nedarau labai daug. Tu pagal sakymus galbūt tai darai? Labai dažnai pagal sakymus. Va, čia man nepatinka. Mano sakymą davėja. Va, matai kokia mergaitė. Aš jaučiu, va jaučiu, kas patinka. Darai pagal užsakymus. O kiek laiko užtrunka ta tavo tas toksai sugalvojimas, matymas ir pajutimas? Priklausomai, ko žmogus nori, nes mes tą viziją galim labai skirtingai matyti, bet kai ateina klientas, aš visuomet aptariu spalvas, aptariu formatą, aptariu, kiek nori grožybių matyti, galbūt tam paveiksle. Ar tai nori truputėlį su kažkokiu prieskoniu, galbūt labai tokį abstraktą matyti visą laiką priešai save. Ir tas gali trukti nuo savaitės iki ilgiau. Matai, iš tikrųjų žmonės tokie, jie bijo gal garsiai kalbėti apie erotiką, apie erotinius namus, apie savo namų oazę, kuri būtų intimi. Bet jie tikrai tuo žavisi. Po teisybei pas mane atėjo, nei vienas nesikuklina. Neturėjau nei vieno kuklaus kažkokio kliento, kuris sakytų, žinai, aš norėčiau to ir to. Drąsis, ne? Drąsis, jie ateina, kadangi žmonės jau žino, vadinasi, jie jau yra apsisprendę, jie žino, ko jie nori. O jeigu nežino, tada aš padedu sužinoti. Dėl to iš tikrųjų labai smagu, kad mes bendradarbiausim. Tikrai man irgi labai smagu, kad mes bendradarbiausime ir labai smagu, iš tikrųjų labai ačiū tau didelis, kad savo e-shope dalinsies mano darbais, kuriuos žmonės galės įsigyti tavo e-shope. Mes kuriame jūsų namuose erotikos, intimumo oazę. Tad aš labai džiaugiuosi, kad galiu kalbinti Lietuvos kūrėjus, labai nuostabius menininkus ir su jais išpildyti savo viziją, kuri padės ne tik nusipirkti, žinai, vibratorių, kur moteris tikrai labai mėgsta, vyrai ten irgi žaisliukus mėgsta, bet ir namų jaukumą. Nuo paveikslų, iki puodelių, iki šitą, visokių fainų dalykėlių. Tai labai ačiū, Egle, tau, kad atėjai, kad mes šiandien šitiek pasišnekėjom, palėtėm meditacinės temas, erotiką mene. Ir aš labai linkiu jums susikurti savo namus tokius, kuriuose jūs galėsite atsipalaiduoti ir mėgautis kiekvienu pojūčiu. Ačiū tau. Ačiū.